Well, every time you come on over, I just wanna listen. I know you got some issues, and I know that you just miss him. I got a fever just to see you feeling like a stalker, and didn't know I'm really good at making you feel awkward. Taigi sveiki visi, čia vėl aš Skaistė ir galima pagaliau pradėti. Taigi aš pasiėmiau paprastą blending šepetėlį ir paėmu spalvą Almond Truffle ir tiesiog paskirstau viską į savo akies įlenkyje, jeigu galima taip pasakyti. Paėmus spalvą Mocha, tiesiog pagilinu visą tai ir kad atrodytų kaip a better dimension ir paskui išskirstau savo fluffy šepetėlį. Paėmus spalvą Bordeaux ir su Precise Eyebrow šepetėlį, tiesiog viską tiksliai paskirstau į vieną tokią liniją ir paskui išblendinu su savo storesniu šepetėliu. Žinoma, pasikasėjai, kodėlgi fucking ne. Ir čia tas momentas, kai tu esi fucking antisocial, bet tavo telefoną dahuja dramų ateina iš draugų ir panašiai. Ei, ta fucking reakcija daug. Paėmus spalvą Sprinkles, paskirstau tai po visą savo eyelid, kur yra mano išoriniai akies daly. Tas paaiškinimas daug. Paėmus spalvą Totally Fetch, aš paskirstau ją visur ant savo voko vidinėje daly. Ir aš nežinau kodėl, bet su ją buvo sunku dirbti netgi pašlapinus. Paėmus Dark Truffle, aš viską paskirstau po savo akimi šalia savo apatinių blakstienų. Ir žinoma, aš jį išwingoutinu, nes man tiesiog patinka toks stilius. Žinoma, išblendinom. Paėmus Satin Sheets, aš viską paskirstau savo vidiniai tear ducts vietoje. Ir žinoma, paėmu tiesiog eyelinerį ir padarau savo kasdieninį eyelinerio look, kuris mano akiai, manau, tinka labiausiai. Ir mascara. Paprasta Revel de Loop, aš nežinau kaip taras, man nerūpi. Ja, paskirstau po viršutinės ir apatinės blakstienos. Ir paskutinė spalva Divinity, tiesiog paryškinu savo antakio kauliuką, jeigu jis taip lietuviškai išsiverčia, tai tada save pasveikinsiu. Ir žinoma, pahighlightinsiu savo Revolution highlighter paletę, tokia kaip lavender paėmus spalva. Dabar aš nežinau, kodėl dinga fridge, kaip aš highlightinu, bet jūs matot, kuriuose vietose tai padariau. Paėmus Maybelline Vivid Matte Liquid Lipstick numerį 05. Tiesiog paskirstau po savo lūpas. And that's about it. Žinoma, kaip all makeup gurus išsipizdavosiu ir atidarysiu tą savo fucking burną. Like, can you fucking not fucking užčiaupt tą fucking burną? Aš negaliu, aš tokia savęs triggered, aš net nepajaučiu. Yeah, that's about it, šitas makeup look. Visai patenkinta buvau. Kalbant apie pačią dėžutę, jinai yra skardinė ir labai patogi bei miela. Dabar aš nežinau, kaip per kamerą transliuojas, bet jin tokia kaip baby pink ir jinai turi labai mielą tokį aprašymą ant savo nugarėlės. Pačios spalvos man pirmame row išsiskyrė, tai Satin Sheets, Sprinkles ir Molasses Chip. Antrajame išsiskyrė Cotton Candy, Café au Lait, net nežinau kaip tai taras, Bordeaux ir Black Currant. Ir žinoma, trečiame row man išsiskyrė Dark Truffle, Earl Grey ir Divinity. Dabar kodėl Totally Fetch man išsiskyrė, tai
I mean, jinai gražiai swatchinasi, bet transliuojasi ant akies voko tiesiog not that so good. Bet paletė mane iš tikrųjų sužavėjo. Man patinka labai spalvas, jos labai gražios, man asmeniškai. Ir matau, kad labai dažnai panaudosiu ją. Nors yra kai kurios spalvos tokios, bet šita paletė, jinai kvepia kaip šokoladas, like literally kaip šokoladas. Net aprašyme yra parašyta apie tai. Ir paskutinis close-up look, kaip aš tiesiog atrodau. Tai neturėjo būti Valentino kind of a make-up look. Jis tiesiog taip užneš, I mean, jūs galite pasidažyti, taip, nėra skirtuma. Bet, Tai tiek šiandien ir tikiuosi jums patiko šiandienos video. Susitiksiu su jumis kitą kartą. Viso.